Sveikučiai, sveiki įsijungę Kaimetuko mini ūkį. Šiandieną matysite. Taigi, šiandienos pirmas darbas būtų aplankyti traktoriuką, jį užkurti ir persikabinti padargus. Tai yra nukabinti frezą ir prikabinti bulviasodę. Traktoriukas įleidžiam šviesos. Ką Simba? Simbokas. Pasakyk, labas visiems. Simba, miegot negalima, reikia dirbti. Kur žvėri? Lipom į traktoriuką, įjungiam masę, biškį gaziuko, ištraukiam antikompresinį ir užsikūrė kaip naujas. Pakeliam frezą. Važiuojam. Dabar atsikabinsim frezą. Paliksim kieme, nes rytoj reikės važiuoti frezuot. Šiandien bulvių sodinti, rytoj frezuot. Ir atsikabinam. Štai bulviasodė jau prikabinta, viskas paruošta. Lekiam sodint bulvę. Abam. Į traktorius nebėra. O traktorius kur? Traktorius štai ten pabėga. Freza nukabinta ir freza užkabinta. Iš pirmo baroto. Opa, op, 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 op. Op. Все, į traktorius vietoj. Kuku. Ir все, darbas baigtas. O kai visi darbai atrodo, kad jau baigęs, visada mini ūkį lieka vienas darbas. Tai yra žolės pjovimas. Na, kiek spėjom, tiek apipjovėm. Žinoma, vakaras aptemo jau. Visko nupjauti nespėsi, bet kiek spėjom tiek. Jeigu rytoj lietus nelys, pabaigsim. Čia, kaip pas jūs orelis, pas mus tai vėjukas pučia ir lietutis lyja. Einam, pažiūrėsim, kiek per naktį prilyjo. Oras tikrai ne pats maloniausias, bet 5, 6, 7, 8 mililitrai lietaus per naktį. Užtat bitelės neskraido, tuščios, ramios. Ką čia turim? Tai ką turim? Jau prisinešę nektariuko. Pradėjo matos užakiuot medų. Ką tai reiškia bitininkui? Tai reiškia bitininkui, kad bus medaus. Šiandieną šlapia. Planai buvo frezuot daržą, sodint bulves. Bet jeigu toks oras, tai savęs kankinti neapsimoka. O čia visai kitoks oras, daug geresnis. Štai kokius turim gražius pomidoriukus. Gražu žiūrėti. Kągi, vakar prisikabinom frezą, šlapę, bet reiktų pasodinti bulves, tad traukiam vėlgi traktoriuką. Bandysim važiuoti, žiūrėti, kaip žemė frezuojas. Jeigu gerai viskas pasidarys, tai dar šiandien paimsim ir pasodinsim bulves.
И все. И все. Išlipti iš to traktoriaus dar reikia mokėti. Traktorius vietoje, žemė išfrezuota. O rytoj sodinsim ką? Bulves. O rytoj sodinsime bulves. Važiuojam. Kaimynai irgi bulvės sodino. Bulvės pasodintos, 10 vagų bulvių ir tada 5 vagos daržui, 1 vaga česnakių pagavus. Žemė puri, saulutė išlindo, su saulutė kartu ir bitelės. Kai dūzgia, su žiedadulkėm skrenda atgal, jie viliukus jau pienė žydi, gražu. Hei, sveikučiai! Šiandieną sveikinuosi iš truputį kitokios aplinkos. Tai yra iš savo avietyno. Toks va nedidelis avietynas. Turime avietės. Kokios gražios. Nedaug čia tų aviečių. Ir šiandien ne apie jas, o šiandieną apie šį siuntinuką. Ogi aš jame gavau sodinukų. O kienogi sodinukų gavau? Gervuogių. Štai maniškės neseniai sodintos jau pradėjo rodyti gyvybės ženklus. Taip gražiai jau pradėjo sprogt. Tai nusipirkom dar gervuogių ir bandysim užpildyti šitą ežę, kuri nėra iki galo užpildyta. Žiūrėsim, kaip seksis. Turėtume viską padaryti. Taigi nieko šiandieną prašmatnaus nedarysim. 1, 2, 3, 4, 5. Kokie sodinukai, kokios šaknų sistemos. Iškasim duobę. Žemė šlapia, gan neblogai prilyta. Ir dėsim sodinuką. Aišku, čia reikėtų nusiravėti, bet kai visada laiko mažai ir nieks neravė. Kažkas sakys, kad atstumas mažas tarp jų. Atstumas tikrai mažas, nes jos biški sodinamos kitokiu principu. Mano principu, tai kai sakoma, gyveni ir mokais. Graži šaknų sistema. Stengiamės labai per giliai nepasodinti, nes jau buvo tokių klaidų padaryta. Štai taip, apsodinam gervuogės. Štai. Gervuogės jau susodintos, gal tik pabuvę maišelį, tai tokius, sakykim, biški išsigandę, nesinori labai užkast, nes matos pagal stiebą, kur stiebas buvo užkastas, tokia biški salatytė, bet nieko, duosim biški maistelio, trašų ir atsigauk. Atrodys taip kaip mano avietės. Kokie gražus kupsteliai po truputį lenda lauk. Va, yra ir didesnių. Kažkaip nevienodai sudygo, bet jau visur matosi gyvybė. Čia va sudėta laistymo sistema. Čia dar nepabaigta laistymo sistema. Reiks pabaigti, padaryti gervuogėm. Nedariau, nes kadangi gervuogių dar nebuvo, bet va, jau kokius gražius lapiukus išskleidė. Labai gražu, labai džiugu. Kai kurie ne lapiukus skleidžia, bet iš apačios dygsta. Kaip čia, va, pavyzdžiui. Va. Tai tikėkime, šitas irgi prigys. Ir turėsim gervuogyčių. Čia yra 25 gervuogės. Ir čia kitais metais bus 25. O kol kas turim 2 eilės aviečių. 2 eilės aviečių. Tai tos avietės čia yra po 100 daigelių pasodinta į eilę. Tai aišku, jos plėsis ir jų bus daugiau. Tai turim 2 eilės
tiksliau 200 daigelių pasodinta remontantinių raudonų aviečių. Tada turim pasodinti 70 daigelių geltonų Purana Rosa, yra irgi remontantinių aviečių. O jau tokie krūmeliai sparčiai auga. Ir turim 20 anam gale vasarinį presheba aviečių. Tai va, tokia dienelė. Dabar žemė drėgna, tačiau vis tiek reikia truputį palaistyti, kad dingtų oro tarpeliai iš po šaknų. Taigi, palaistome gervuoges. Paliesim iš pradžių ne po daug, kai įgaus spartesnį augimą gervuogės. Reikės irgi truputį trąšų duoti, nes kaip ir žmogui reikia vitaminų, taip ir augančiam augalui. Nedaug, bet pagelbėt galima. Dabar truputį ta žemė apsiplaus, bet reiks praeiti dar kartą apspaust gražiai. Aviečių nėra daug, kaip ir gervuogių, bet pirmą reikia pasibandyti, pažiūrėti kaip auga, ar auga. Ir pasižiūrėti, kaip seksis realizuoti uogą, nes uogų gali turėti daug, bet jeigu jų nerealizuosi, tai nieko iš to ir nebus. Štai va jau ir sausmedis pražydo. Įdomu, užmegs kiek uogų ar ne. Jam jau 4 metai, matos, va yra tokie jau užmegsti mažiukai sausmedžio, mažiukės uogelės. Va. Užmegsta gan gausiai, tačiau reiks sulaukti pirmą uogų. Įdomu, kiek čia jų bus. Kadangi pirmi metai avietėms, tai klausimas irgi, ar sulauksim uogų. Gal ir sulauksim vienos kitos uogytės į burną nusiskinti. Kągi, šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.